Sveiki, čia Valentis Balsevičius ir pirmas video, kaip pasileisti projektą. Tik atsidarius Revit programą matome tokius pasirinkimus. Recent Files, tai paskutiniai atidaryti failai. Pas jūs, jeigu pirmą kartą pasileidžiate, turbūt rodys tik tai pavyzdinius architektūros, konstrukcijų ir kitus projektus, kuriuos galite atsidaryti ir pasidairyti, kaip jie yra sukurti. Čia žemiau yra šeimos, kurias aš paskutinį kartą redagavau. Tai yra Revit objektai tokie, kairėje pusėje yra pasirinkimas atidaryti projektą, pradėti naują projektą, tą patį galima daryti su šeimomis. Autodesk Docs tai yra pasirinkimas, kai dirbate centriniuose failuose, serveriuose su BIM Collab Pro. Tai per ten projektus atsidarome. My Insights, tai čia pats Revitas pagal mano naudojimą pasiūlo video, kurie galėtų man praversti ir patobulinti mano įgūdžius. O čia daugiau informacijos apie patį Revitą. Tai tiesiog pradėti konstruktoriams projektą, spaudžiame New ir pasirenkame projekto šabloną. Šiuo atveju rodo du pasirinkimus. Tai imperinių vienetų multidisciplininis šablonas ir metrinių vienetų multidisciplininis šablonas. Ne vienas iš jų mums netinka. Juose yra tam tikri nustatymai, kiek vaizdų, kokios šeimos pradžiai darbo. Tai mes pasirinksime kitą, spausime Browse, naršyti ir susiramsime šabloną, kurį naudosime šitiems mokymams. Tai einame aukštyn čia, išeiname iš imperinių vienetų, einame į angliškų šablonų katalogą. Ir pasirenkame Structural Analysis Default Metric šabloną. Spaudžiam Open. Pasirinktas šablonas, kūrėme naują projektą, ne projekto šabloną, spaudžiame OK. Atsidaro langas darbinis, kuriame pradėsime kurti savo modeliavimo darbus.